Sveiki visi, čia Tutorial Town ir šiandien jums parodysiu, kaip įsirašyti šiuo metu naujausią pilną Wirecast versiją. Taigi, nieko nelaukia ir pradėkime. Atsisiųskite failus, linką rasite description'e ir atsisiuntę failus turime štai tokį aplanką. Visų pirma, mums reikia sužinoti, kokia yra jūsų operacinė sistema. Taigi, nueiname į valdymo skydą, spaudžiame sistema ir sauga, einame į sistema ir randame, kad jūsų operacinė sistema yra 64 bitų, 64 pagrindo procesorius. Taigi, atsidarome 64 bitų instaliacinį failą. Spaudžiame Next, sutinkame su sąlygom ir įsidėmime, kur bus išsaugoti mūsų failai. Be to, pasirenkame, kas galės šią programą naudoti. Ar tik šis žmogus, ta prasme jūs, ar visi kompiuterį naudojantis asmenys. Spaudžiame Next. Įsirašome virtualų mikrofoną, jo reikės keliose funkcijose. Spaudžiame Next ir laukiame, kol susirašys failai. Taigi, mūsų programa sėkmingai įsinstaliavo, spaudžiame Close ir jokiu būdu neatidarome programos. Dabar nueiname į folderį Krekas ir pasirenkame palei jūsų operacinės sistemos bitų skaičių aplanką. Mano yra 64 bitų versija. Taigi, atsidarome šį ir nusikopijuojame wirecast.exe failiuką. Kaip ir prieš tai minėjau, mums reikia įsidėmėti, kur yra Wirecast instaliacija. Ta prasme, kur išsisaugo įrašyta programa. Taigi, einame į šis kompiuteris, vietinis diskas C, Program Files, susirandame Telestream, Wirecast ir štai čia įklijuojame pasirinktą failą. Spaudžiame pakeisti failą paskirties aplankale. Tęsti ir sėkmingai instaliavom. Taigi, dabar galime atsidaryti programą ir pažiūrėti, kaip jį veikia. Ir kaip matote, programa veikia puikiai. Tai yra pilna versija. Taigi, jeigu patiko jums ši pamoka, spaudžiate like, prenumeruojate mūsų kanalą ir jeigu norite kitokių pamokų, būtinai rašykite jas komentaruose, būtinai jas padarysime. O šiandien tiek, su jumis buvo Tutorial Town ir viso.